Sveiki, žiūrovai, su jumis čia aš, Kybesitink, ir šiandien mes žaisime Rimworld Alpha 7, nors tai yra Alpha 10, bet Alpha 10 nerandu torrentus. Tai, manau, turim pasaulį susikurti, tai yra pradmenys. Susipamai, čia yra tokie daiktai kaip modai. Galite juos atsiųsti. Aišku, galite paremti šitą žaidimą Kickstarter platformoje, taip pat yra Steam Greenlight, jei norite taip. Aišku, galim čia išėjimo mygtukas. Yra įvairios kalbos. Taip, yra įvairios kalbos. Nuo kažkokios rusų kalbos iki kažkokios kinų kalbos. Nežinau, nuo Europos iki Azijos. Galite padėti translatinti, yra kūrėjų Twitteris, aišku, čia yra tik vienas kūrėjas, todėl mes turime tik alfa versiją. Taigi, sukurkime naują pasaulį. Vadinkime jį tutorialas. Čia tai šitą pasidinus biškį dydį, kursiu dėl to, kad duočiam tas pradmenis. Susirasite, aišku, torrentuose šitą žaidimą, o dabar turim pasaulį Al-Suhail. Kaip aš turiu, D yra resursai. Man atrodo, man praverstų. Manau, čia kažkokie taškai yra, tai greičiausia kitos kolonijos. Taigi, mums reikia normalaus klimato. Normalaus klimato, man atrodo, čia bus labai gerai. Kažkur čia. Jo, fletuose. Čia šalta šiek tiek. Jo toliau šalčiau, jo. Čia kažkur, man atrodo, šalia vandenyno tiks. Man atrodo, čia. Čia prašyčiau. Oi, koks netikslus. Na, man atrodo, šiame pasaulyje, tai mes jį išsaugokim ir skankim naują koloniją. Aš imsiu casual, čia yra sunkumai. Apie šis nepasakosiu, patys išsiaiškinsit. Visim Al-Suhail pasaulį. Čia tai tik tai pradmenys yra, tai nekreipkit dėmesio. Čia pirmas vandenis. Aš viskai ko man nežinau. Taigi mes matom 3 žmonės, tai yra Jolanda, aišku, mes galim pakeisti juos. Frenchis ir Hunter, nu, žodžiu. Mošito. Šitas labai geras, nes jis nemoka šaudyti, mes keičiame jį. Keičiame jį labai gerai mokantį šaudyti. Geras psichologas, kas kuris moka gerai šaudyti. Šitas visai neblogai, visai neblogai medicina išmano, bet jis nemoka šito ir šito. Na, manau, išgyvensiu šito. Šis labai geras. Toliau mums reikia gero bulderio ir mokslininkas. Ne, universalus žmogus. Pradėkime ir pradėkime. Tai bus sugeneruosim žemėlapį. Pagrindinė šito žaidimas turi istorijos, kiekvienas mėpas yra atskiras, nu kaip matot, kad mes sugeneravom. Taigi, mes šitą pasako tik apie tai, kaip mes atsibūdome iš sarkofagų ir mes gulsim savo koloniją, žodžiu. Šitas neprisikėlė, viskas gerai. Žodžiu, žiūrėkime mūsų mėpą. Daug medienos, mažai ironų. Čia koloniją turiu omeny, mes sėsim daržovės, bulves, darysim kambarius ir panašiai. Šiaip tai aš dabar tik pirmą kartą galim sakyti žaidžiai, nes žaidės dar nuo 3-4 alfos. Tai tos alfose turėjom daugiau, visko daugiau. Daugiau geležies, dabar su geležim man kiekvienam alfa kaip žaidžia yra trūkumas. Geležies, nes geležis yra visa technika, vis reikės labai daug treidinti su kitom kolonijom. Žodžiu, kuris čia labai gerai nusimano apie ginklus. Ar ne tu kartais? French, ar ne tu? Ne, Frenchis tiesiog neblogai šaudo. O kas čia labai gerai šaudo? Man atrodo, tau paduokim apšim į findą, kad tam pistoletą duosiu. Ten vaisnėlis reikės. Taigi dabar pradėkim nuo Stardina Architect.
Taigi mes turim orders. Turim mininti, whole things ir panašiai. Atrodo, mums nemažai medynus reikia čia iškirsti. Zonos. Mums reikės bulvis auginti, aš pačiu. Čia gera ganytina vieta. Mes nuo maisto būsim labai priklausomi, tad iš karto jau pasidarau ir šiek tiek braškių galim. Čia auginsim bulves. Potato. Čia braškės. Tiesiog, kad nepritrūktų maisto. Toliau mums reikės stockpile, tai yra sandėlio, pavadinkim sandėlio zona. Dėsim čia. Matau, čia irgi, chopwood, irgi čia jie praretinkim. Medieną visai pravers pastatyti, bet mediena gerai išlamšia, ėda ugnis. Tiesiog yra blogai. Ir čia šiukšlių sandėlys, pavadinkim tai. Šitas irgi metalas. Metalo reikės labai daug, žinau, kaip tai mums mes gan mažai turime. Gerai, jeigu žmonės pradeda rušuoti, mes kas dėsim? Mes nedėsim, weapons dėsim, grūtą nedėsim, rekursus dėsim, itemus dėsim, čekus nedėsim, korpus nedėsim. Nu, o čia šitam stockpile prasidės palėtiniškai visas jau malonumas. Dėsim čenkus, body parts, aprelius, savo grūtėm. Taigi, dabar mes turim čia matyti resursus, bet dėja aš nematau dėl šito frapso daikto. Tai todėl to metalo turim pakankamai, kad pastatytume. Dėl maisto, maistas dabar yra svarbu, taigi šitą pastatytume čia. Buldarų, ačiū. Mums reikės išmaninti skylę, įmesti baterijom. Na, žinau, didelėjim baterijom. Pakankamai, matau, tilpščia viena, dvi užteks. Žodžiu, kaip matau, žmonės stato, dar nepažym revival. Daktaraut galės šitas, firefighting visi galės, cooking ne. Hunting, man atrodo, tik vienas. Reparent irgi vienas. Brovins visi, manins visi, plant cuttings visi, craftings tu, artist nežinau, researching, gal tau nuim, kaip tavo mažiausias darbuotojai, nudėkime šitą. Nežinau, Vansas gal prašiausias darbininkas. Vansai, kur tu čia esi? Ką tu gero padarai? Tu net tik pistoletą turi. Taigi mums reikia elektros. O va čia prasideda visas smagumas. Kadangi Vansas nemoka, bent moka gerai šaudyti, kodėl tai pasirinkau. Jis nemoka nei Howland daiktų, visa taip. Howland, jo tik du gali šitie vargšeliai daryti. Tai dabar prasidėjo pagrindiniai, bet tas manimys. Gerai. Tai, kaip matot, mes šitą kambarėlį iškasi baterijai nutiesiu, dabar mums tik laidą nutiesti. Ir ne tik laidą mums reikės. Ir tik vieną išmaninai. Ot šaunuolis. Tau ranką paspausiu. Ir čia pasatom. Gerai. Ir dabar mums reikės ir hopper. Čia. 2. Ir dar mums reikės salės energijos. Čia, kaip matot, laidus stato. Vansas nieko nedaro. Šaunuolis. Tiesiog tai galiu pagirti. Žodžiu, Vansas nieko nedaro, o mes turim daug darbų. Jie skina bulves. Tegu, bulves naudinga. Ir mes dabar turim pirmus 2 solar. Nuo šitos salės baterijas. Ir man reikės bateriją šią pastatyti, bet negali. O dabar žmonės eina valgyti. Pagreitinam viską. Tai turim ką daug dirbti. Žodžiu, dabar stato 2 solar power. Atrodo, jūs su Frenchiu galite prioritizuoti, bet ne, jūs statysite. Man atrodo, jeigu Frenchius mainina,
Wow. Žodžiu, praskaitom dėl to, kad neturim ką mes čia daug ką paveikti, bent laidą dar šiek tiek nutiest. Autosaveina, labai gerai. Tegu ir autosaveina ir toliau. Mums reikės laidų didesnį. Mes neturim. Kaip tai neturim? O taip ir neturim. Vansas nieko nedaro? Tai. Ir mes palikom juos nemiegot. Palauk. Jie nemiegojo, o tai yra blogai visada. Ir tada prasideda problemos, kai nemiegama. Versime iš karto. Taigi mums reikia metalo, o metalas gaunamas šiam. Metalas, jau atskiriu metalą. Išmanykime čia auksas nereikia. Nerūpins mums, žiūrėkime, maisto radau. Gerai, dabar mes pratęskime laiką. Žodžiu, žmonės neišsimiegojo, sodino praškes, o Vansas nieko nedaro. Draftinkim tave. Ką šiuo Vansas gali daryti? Tai doktorauti, patį, vardinti jūs nedarysit, huntint. Tai, tu man toks nereikalingas Vansas. Tu per daug nereikalingas. Dar maisto radom. Puiku. Viskas puiku. Nedarai, dabar spaudžiam. Žodžiu, dabar mainins mums kelio, bet mums dabar žodžiu žmonės išsimiega, o Vansas nieko nedaro. Vakame ir esmė iš to žaidimo. 1-2 dirba, jis nieko nedaro. Žodžiu, 2 žmonės dirba. Dar galiu pasakyti. Vienas žmogus dirba. Ir jis nuėjo ilsytis. Tegu. Taigi, kažkurien prie pabaigos epizodo. Nebent įkalbėsiu tų žmonės dar įmanint šitą ir gal pačius pradmenis jums gavau. Nes vienas žmogus prašė manęs pažaisti šitą. Aš žaidžiu. Ką man daryti? Miego, kad žmonės tik paprašyčiau gal greičiau. Frakcijų nežiūrėjom. 2 frakcijos su mumis teigiamos, viena neigiama, viena dar labiau neigiama, 2 piratai dar labiausiai neigiamiausi varo prieš mane. Žiūrim mapą, mes turim piratų bazę. Žodžiu, paskambino mano mama ir tai nesutrukdė mums miegoti. Supratau? Na, šitą dalį, man atrodo, esu praskipinęs jau. Mes turim 5 mylų, 8. Niks medienos nešakom. Problema, mes turim medienos, bet neturim geležies. Mūsų geležimo to bus didžiausia problema. Ir dabar žmonės paės. Vansas nieko nedarys. Lygiai tai. Tu čia lempus reikės įsteigti. Frenči, ko tu taip ilgai mėgai? Jis valgo Frenčius. Jis greičiau, kad tu eitum mainytis, taip, metalą. Mums labai didelė problema metalo ir metalas yra labai toli. O vanga šaunuolis iškasė vien daiktą. Šaunuolis ir bateriją užstatysim kažkur čia. Laidą reikės pratęsti. Taigi čia užteks. Pradėsim kolekcionuoti šitą. Bet susitikimas su rūda yra labai tolimas. Taip, labai elektrą nutiesė mums, dabar baterijas darom. Ir dabar vėl eikime. Žodžiu, Vansą mes draftinam į kariuomenę, man atrodo. Bet jis nieko nedaro. Tu galiu pasergyti vietą. Čia pabūk. Drafting. Tai aš draftinam, tu atskirtas. Žodžiu, pagrindinius dalykus turim, o dabar mums reikia daugiau metalo. Metalo reikės. Ir medienos. Medienos čia mano pilna visam pasaulyje. Jeigu apšėpinčiau vieną medį, tai aš jau gaučiau daug žodžių.
Mes dar savo tų medžių nenukirtom ir dar mums reikia šitą išnešioti. Taigi, ačiū, kad žiūrėt šitą epizodą Rimworld Alphos 7. Žmonės nuėjau miegoti. Palauksiu, kuo autosavinsis ir... Na, toks buvo epizodas įžanginis, svarbiausia pasakyti šitas zonas. Taip, autosavinu. Svarbiausia pasidaryti zonas, šiuklių. Ekonomic stockpile, dumblių stockpile, paprastą stockpile, zoną bulvių ir braškių aš darau, elektros ir pastovė bei maisto. Na, su maistu mums tai buvo problema, nes mes turim survival package. Tai ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvau aš, Justas, ir iki kito karto.